Sveiki, tai einame iš karto daryti dalykus su mūsų įrankiu. Kadangi čia tų panaudojimo atvejų tikrai daug, tai aš pradžioje supažindinsiu su vartotojo sąsaja. Tai nuo ko viskas prasideda, tai čia mes turime kursą ir tas kursas turėtų būti vienas, jeigu mes kalbame apie daugelį uždavinių vienai pamokai. Na, tai aš pavadinęs Pythono pamokėlės ir naudoju labai dažnai. Toliau reikia įvesti užduoties pavadinimą. Kol kas mes neturime kažkokio realaus uždavinio, tai parašysiu tiesiog bandymas. Trumpas užduoties pavadinimas, tai appsui skirtas pavadinimas. Mokymosi sistemose jo nesimatys, galime palikti tą patį. Bandymas ir to pavadinimam pakanka. Ką toliau mes turime, tai čia turime įrankio kalbą. Tai reiškia, kad mes galime sugeneruoti ne tik tai lietuvių kalba vartotojo sąsają, bet ir kitom anglų kalba, na ir dar mūsų broliukų lenkų kalba. Greičiausiai ateityje prisidės jų ir daugiau. Ką mes dar turime, tai mes turime meniu poziciją. Ar štai šitas meniu, kurį jūs matote, bus virš uždavinio, taip kaip dabar yra, ar jisai bus išsidėstęs kairėje pusėje. Na, kol kas šitos dvi parinktys. Tai dažniausiai uždaviniams aš skiriu viršų, o trumpiems programų gabaliukams parodyti, snippetams skiriu kairę pusę. Dabar, ko gero, pavyzdžiui, taip ir padarom. Padarome, kad mūsų mygtukas bus kairėje pusėje, o mygtukas bus tik vienas, mums užteks vykdyti. Matote, aš išjungiu šitas akutės. Ir tas mygtukas tegul bus ikona ir dar netgi maža ikona. Dešinėje pusėje matote klaustuką, čia užuominos, bet jos įsijungia arba išsijungia kitur. Tai pradžiai ir padarome tokį nedidelį snippetą programos, kuris būtų skirtas demonstravimui. Tai kadangi aš rodysiu tik programos nedidelį gabaliuką teoriją, sakykime, tai čia ne uždavinys, man nereikia užduoties aprašymo. Taip pat man nereikia įvesties išvesties pavyzdžių, o čia į skeletą dėsiu kodą, kurį reikia parodyti. Tai to aš pasiimsiu pavyzdį. Štai čia turime daug pavyzdžių, na ir sakykime, norime, kad mokiniai skaitytų teoriją ir išsibandytų šitą pavyzdėlį. Tai mes paimame ir pakeičiame kodą mūsų pavyzdėliu. Nu ir praktiškai beveik viskas. Ką dar būtinai reiktų, tai nurodyti savo kaip kūrėjo vardą ir pavardę. Čia ne tie, kas kūrė šitą įrankį, bet tų žmonių, kurie kūrė teoriją ar uždavinius. Ir unikalų užduoties ID. Šitas yra absoliučiai būtinas. Ir absoliučiai yra būtina, kad jisai nesikartotų kitose užduotyse arba kitose teorijose gabaliukuose. Tai galite įvesti ranką tą ID, o jeigu jums kažkada tai nusibostų, tai dešinėje pusėje yra, matote, toks gabaliukas. Tai jisai mums sugeneruoja unikalų ID. Na dar, kadangi čia teorijai skirtas nedidelis gabaliukas, tai mums nereikės failinės sistemos ir mums nereikės testų. Ir pasiruošėm mokiniams demonstruoti šitą gabaliuką, galime paimti ir sugeneruoti paketą. Tačiau prieš kažką darant labai verta ištestuoti tą paketą. Pasižiūrėti, ar nepraleidome kokių nors mygtukų, ar viskas teisingai veikia, ar testai teisingai veikia, jeigu jie būtų ir panašiai. Nu ir matote, viskas yra beveik kaip aš ir norėčiau. Tačiau, kadangi šitas dėsis į teoriją, tai man tas bandymas, tas pavadinimas yra nereikalingas. Tai aš galiu dabar išjungti, nueiti pasitaisyti ir vėl paspausti testuoti paketą. Na ir va matote, jisai jau be pavadinimo. Tai ką dabar čia galime padaryti, jeigu man šitą konkretų įdiegimo pavyzdį, naudojant embed kodą, tai galim pasidaryti, kad būtų prisitaikantis aukštis, atnaujinti objektą ir galime taip pat pasižiūrėti, ar veiks. Na, kaip matote, viskas kaip ir veikia. Na ir dabar
Jeigu reiktų, mes galime kopijuoti visą šitą kodą ir įsidėti kažkur į išorinį šaltinį. Tai aš šituos gabaliukus dedu į Moodle, ten viskas nuostabiausiai veikia, kadangi dabar mes Moodle neturim, tai tiesiog pademonstravimui įdėsiu į Google Sites. Čia matote, yra toks embed kodas įterpti, įterpiam štai šičia, spaudžiam kitas, paspaudžiam įterpti ir, dabar galime biškį šiek tiek išsitampyti, kokio norime, kad jisai būtų. Ir čia galime toliau irgi dėlioti kitus pavyzdžius. Va kaip čia kitas pavyzdys yra, įdedam dar tą patį, ne ten įdėjau. Štai čia įterpiam, vėl biškį pasikoreguojam, tas dydžias. Ir taip galime dėlioti su mūsų medžiaga ir kai mes šitą medžiagą paskelbsime, tai tada mes galime ir pasižiūrėti, kaip atrodo. Matote, ir mūsų šitie kodo gabaliukai, jie veikia. Moodle yra pilnai prisitaikantis variantas, tai čia netgi priklausomai nuo išvedimo gali padidėti ir sumažėti šitie gabaliukai. Prisitaikantis. Tai einam toliau, kai mes sužinom, kad yra mygtukai, galima juos pasireguliuoti. Tai dabar, kai bus uždavinys, mes vėlgi priklausomai nuo to, kiek mūsų studentai ar moksleiviai susipažinę su aplinka, mes galime įjungti arba išjungti mygtukus, kurių mums reikia. Pavyzdžiui, mygtuko stabdyti visiškai nereikia ten, kur nėra ciklų ir ten, kur nėra galimybės pakliūti į amžiną kilpą, tai ten mes galime išjungti, tuo tarpu jeigu yra ciklai, mes įsijungiam, ir dar kartais turi prasmę išvalyti, tai išvalo išvedimo lauką. Ir va tokį turint, didesni mygtukai skirti daugiau mobiliai aplinkai, galima įsijungti mažesnius, kompaktiškesnį aplinkai. Jeigu imti normalią užduotį, tai tada reikės ir aprašymo, sakykime, parašysime programą, kuri trauktų kvadratinę šaknį. Taip, toliau, norint, kad moksleiviai daug neklaidžiotų ir tiksliai padarytų tai, ko reikia, tai aš dažniausiai darau įvestis, parodau pavyzdį, kokia yra įvestis. Tai tarkime įvestis 25 ir išvestis 5 tada bus. Tai va, yra ir kitų variantų, jeigu keli kritiniai variantai, reikėtų juos čia parodyti. Pavyzdžiui, šiuo atveju parodyti, ką daryti, kai yra neigiama šaknis. Programos skeleto jau šito nereikia, rašysime, kad rašytų toliau kodą ir paliksime naują eilutę. Šitas redagavimo langas vykdomoje aplinkoje yra prisitaikantis ir jisai didės arba mažės priklausomai nuo kodo kiekio. Toliau yra įveikimo procentas, tai kai mes susisijam su mokymosi aplinka ir jei turime pranešti, ar užduotis įvykdyta ar ne, tai mes turime čia nurodyti, kiek jinai turi būti įvykdyta. Sakykime, 80% turi būti įvykdyta ir dabar taip galime nurodyti. Aišku, galime nurodyti ir tampant šitas lankiklį, bet tai nėra taip tikslu. Ir galime pamėginti pasitestuoti, ką mes čia turime. Tai va, matote, aš norėjau padaryti viršui, bet padariau kairėje mygtukus, tai nieko tokio. Mes dar pasitvarkysime. Ir kitas dalykas yra tai, kad programa prisiminė, kad tuo ID yra įrašyta jau kažkieno programa ir mums atkartoja ją tą pačią. Tai kadangi toks gali pasitaikyti variantas, tai jeigu mes darome ant seno uždavinio naują uždavinį, tada mums reikia čia susigeneruoti naują ID. Ir tuo pačiu aš pasikeisiu mygtukas, kad jie būtų viršuje. Bandom testuoti paketą, matote, yra viršuje. Naujas langas ir čia mes galime rašyti savo programą. Tai aš ją ir parašysiu. Ir šaknis.
Na, ką dar Pythonui reikia, tai reikia įsimportuoti matematinį paketą. Na, kaip ir turim programą, galime pamėginti ją vykdyti. Na, štai čia įvedame skaičių, 25 sakykime, ir mums išveda rezultatą. Tai dabar turime galimybę vykdyti programą, kurią parašėme, bet dar neturime galimybės testuoti. Tai dabar tą testavimą ir prisidėsime. Taip, prisidėsime, sakysime, kad testai pas mus yra, jau jūs rodys, ir rašome testinius atvejus. 25, 5, pridedam naują testą, pas mus kol kas nėra failų testuose, tarkime 110 ir taip toliau. Kiekis turėtų būti toks, kad mūsų šitie procentai turėtų prasmę. Pavyzdžiui, jeigu padarote 80%, o yra tik tai 2 testai, tai tas prasmės visiškai neturi. Na ir dar prisidedam kokį testą, sakykime, koks -9. Tai mums čia turi parašyti kažkokį pranešimą apie tai, kad šaknies traukimas negalimas, arba tiesiog užduotis gali reikalauti parašyti 3 žvaigždutes. Na ir kol kas mums užteks testavimui ir ką mes darome, tai vėl spaudžiame testuoti. Matote, atsirado testai ir mes paspaudžiame vertinti. Na va, ir mums rodo, kad rezultatai yra neteisingi ir turime vieną klaidą, dėl ko nebuvo įvykdytas 3 testas. Taigi, dėl ko neteisingi, tai kad Pythonas traukdama šaknį, jisai rezultatą grąžina float skaičių. Tai mes galime reikalauti užduotyje, kad paverstų į int tipo kintamai, arba galime tiesiog paimti ir pasikeisti savo testus tam, kad mokiniam nereiktų vargti prie tų kitų dalykų, apie ką jie galbūt dar nėra skaitę. Taigi darome dar kartą, na ir bandome vertinti. Na ir matote, pas mus vertinimas praeina, išskyrus tą 3 testinį atvejį, kurio čia net nerodo, nes tiesiog yra nutraukiamas programos veikimas. Tai grįžtame atgal ir ką mes dabar galėtumėm padaryti, kad būtų mokiniams lengviau pasižiūrėti, dėl ko ten užlūžta, tai įsitraukti dirbtinio intelekto asistentą. Ir galime paprašyti, kad jis tik tai paaiškintų klaidą, tam, kad mokiniai patys galėtų pasitaisyti, arba kad kartu tas dirbtinis intelektas pasiūlytų ir pataisymą. Ir vėl tada paimame, testuojame paketą, paspaudžiam vertinti, kadangi atsirado klaida, atsirado šitie 2 mygtukai, spaudžiame paaiškinti. Na va, ir čia parašė visą paaiškinimą, nors ir neprašytas įsidėjo ir kodą pataisytą, mes galėtumėm tą kodą paimti ir turbūt nusikopijuoti ir pasižiūrėti, ar jisai jau veiks. Tai va, kartu galime paspausti pataisyti, jis turėtų išduoti irgi kodą, bet be jokių paaiškinimų. Na, kaip matote, patikė kodą be jokių paaiškinimų, kurį mes irgi galėtumėm nusikopijuoti ir įsidėti čia. Na ir ką, dabar kai pasitaisėm su dirbtinio intelekto pagalba kodą, paspaudžiame vertinti. Tai va, kaip matote, mes nesurinkom tiek, kiek reikėjo. Ir dėl ko nesurinkom, galim pasižiūrėti, jis tikėjosi 3 žvaigždučių vietoj štai šito paaiškinimo. Na tai paimame, įdedame tas 3 žvaigždutes ir dabar jau pas mus bus viskas teisingai. Tai šitokį darbą atlieka mūsų šitas dirbtinio intelekto asistentas. Galime jį įsijungti arba galime jį išsijungti ir einame toliau. Kas dar yra labai smagu, tai numestukai ir užuominos. Kas yra numestukas? Turbūt toks negirdėtas žodis, tai kalbant žargonu kompiuterinių žaidėjų, tai yra arba dropas, arba lūtas. Na, kitaip sakant, jeigu mes, sakykime, paėmėm ir numušėm ateivių erdvėlaivį, iš jo iškrito visokių lazeriai, kitai naudingi dalykai, mes juos galime pasiimti. Paimame ir prisidedam numestuką, sakykime, kodą, kurį galėsime panaudoti mokymosi sistemoje. Jūsų kodas
Informikas, sakykime taip. Ir dabar, jeigu mes išspręsime šitą užduotį, tai mums tą numestuką ir parodys. Tai mokytojai tokiu būdu irgi gali organizuoti visokiausius konkursus be jokių automatizuotų testavimų ir kitų dalykų, nes mokiniai turės tik tai jiems pateikti šitą numestuko reikšmę. Tai paspaudžiame vertinti, gavome pranešimą apie tai, kad gavome numestuką ir pasižiūrime štai šitą numestuką. Turime numestuką, einame tada iš eilės prie užuominų. Jos naudojamas tarsi vedlys. Šitų užuominų gali būti keletas ir jos pateikiamos eilės tvarka. Tai paimame pirmą užuominą, sakykime, mums reikia spręsti tą patį uždavinį. Tai pirmas veiksmas būtų parašyk skaičiaus nuskaitimo instrukciją. Na, kita užuomina, sakykime, būtų atlik šaknies traukimo operaciją. Ir dar viena būtų, sakykime, patikrink, ar pošaknis nėra neigiamas. Štai tokios 3 užuominos. Vėl sukonstruojam paketą ir jeigu nebūtumėm parašę programos, norėtumėm gauti užuominas apie tai, kaip daryti, tai paspaustumėm, pradžiai nerodo jokios užuominos, tik parodo, ko galima tikėtis. Ir tarsi užverstas korteles mes jas atverčiam. Gavome pirmą užuominą, jeigu pakanka, tai mes sprendžiame toliau, jei nepakankame, spaudžiame ir gauname antrą užuominą ir galų gale atsiverčiame trečią užuominą. Na ir mums visos užuominos pasibaigia, mes turėtumėm išspręsti šitą uždavinį. Tai jau beveik viskas parodyta, liko dar 2 svarbios ir labai didelės dalys. Tai yra operacijos su failais ir testai su failais. Tai kad parodyti jums, aš paimsiu ir atsidarysiu jau suformuotą SCORM paketą. Štai uždavinys, kai mes įvedame trikampio aukštį ir mums tą trikampį atspausdina iš žvaigždučių. Toks ganėtinai paprastas kelių eilučių uždavinukas. Ir čia jau visi tie dalykai, apie ką mes kalbėjome, jau suformuoti. Tik tai, ką mes čia galime dar padaryti, tai mes galime įsijungti failus. Kol kas įsijungiame failus ir pasižiūrime, kaip veikia operacija su failais. Visą kitą testus mes kol kas galime paimti ir atjungti. Tik tai dar pradžiai pasižiūrėkime, ar viskas įjungta tas, kas reikia. Tai pavadinimas tegul būna. Aha, matau mygtukai įjungti. Tai mums reikės vykdymo, vertinimo, ko gero, ir išvalymo. Tegul bus viršuje. Na, failai yra, testų kol kas nereikia. Tai štai turime mūsų aplinką, čia yra failų sritis, failų pavadinimai ir pasirinkus failo pavadinimą mums parodo jo turinį. Aš šitą programą jau buvau pasiruošęs iš anksto, kad būtų greičiau ir pabandom įvykdyti šitą programą. Tai kaip matote, atsirado naujas failas, outfile.txt ir yra šita piramidė. Galime pamėginti pakeisti ir pamėginti dar kartą įvykdyti. Pasižiūrėti vėl ir, kaip matote, išvedė jau 5 aukštų stačiakampį. Tai mūsų programa kaip ir veikia, dabar reikėtų ištestuoti. Ir ištestuoti ne su konsolės įvestimi, o su failais. Tai aš dabar vėl esu jau pasiruošęs iš anksto. Turiu pasižymėti testus, kad jie būtų. Ir dabar pas mus yra konsolės įvedimas, išvedimas. Jis turi būti paliktas tuščias, jeigu nevertinamas. Ir toliau eina failai skaitimui, tai iš kur skaitys duomenys. Tai šiuo atveju pirmas testas yra, kai failo turinys 3. Ir toliau yra failai rašymui. Ir čia mes turime nurodyti teisingus atsakymus.
Ir dešinėje pusėje mes turime nurodyti, ar šitą testą rodyti ar nerodyti. Sakykime, mes norime, kad pirmus 2 testus rodytų, o kitų jau neberodytų. Na, kadangi čia konsolė nieko neturi, tai gali būti rodoma. Ir tuo tarpu su 4 mes irgi parodom testinį atvejį. Tuo tarpu paskutinius 4 variantus mes galime nerodyti. Mes galime nerodyti įvesties failų ir išvesties failų. Tai jie turi būti nužymėti. Taip, tai sutvarkysiu ir kitus. Šitie gali būti ir turime tokį variantą. Na, dabar vėl spaudžiame testuoti paketą. Matote, atsirado testų lentelė ir spaudžiame vertinti. Na, šį kartą programa buvo teisinga, tai viskas pavyko. Galime pasižiūrėti įvesties failus, kurie buvo naudojami, ir išvesties failus. Išvesties failai, jie pateikia teisingą variantą, štai kairėje pusėje, ir gautą realų variantą. Ir jeigu būtų klaidų, mes galėtumėm pasižiūrėti, kurioje vietoje buvo klaida. Na, antru atveju vėl tas pats. Šį kartą turėjom 4. Mums išvedė 4 žvaigždutes, viskas teisingai. Na ir 3 variantas jau buvo tas, kurį mes nužiūrėjome. Tai čia rodo, kad testo kūrėjas neleidžia pamatyti šitos testo dalies. Ir rodo tik tai tą rezultatą, kurį gavome. Ir tas bus ir su visais kitais likusiais testais. Tai va, praktiškai susižiūrėjome visas dalis, kurios yra reikalingos tiek programos kodo parodymui, tiek ir uždaviniui sudaryti. Na ir toliau atsiveria kitos galimybės, kai užtestavome paketą, išsivalėme visas šiukšlės, išsitaisėme klaidas, tai mes galime paimti ir paskelbti serveryje, nusikopijuoti va štai šitą nuorodą, ją dalintis ir tiesiog spręsti toje nuorodoje esančias užduotis. Ir taip pat galime atsisiųsti paketą kaip SCORM paketą ir įsidiegti į mokymosi aplinką. Na ir alternatyviai mes galime jau publikavus embedinti ne testinius, o jau publikuotus dalykus. Kuo skiriasi? Tai kad testiniai dalykai, kuriuos mes naudojame testuodami programą, jie laikas nuo laiko yra ištrinami. Tiek daug šį kartą, norėjau viską apžvelgti vienu ypu, na, o paskui dar aš įrašysiu atskirus video su atskirais panaudojimo atvejais.